Gerą pavakarę, mėly LRT Plus kanalo žiūrovai, sveikiname su jumis iš Šakių miesto Šakių sporto centro, o visai netrukus prasidės ir dar vienerios 7bet nacionalinės krepšinio lygos rungtynės. Kumelis Mikštas, Adomavičius, Čiauka ir Čiaukys, Mindaugas Stašys, triskart lygos čempionas. Šioje serijoje taip pat yra Ryškus, Erikas Kubilius turi reaguoti. Jocys nepataiko. Melis ir čia. Jau yra toks, kad 33% visų tritaškų realizuoja. Vėl pirmauti Šakių komandai. Čelka, oi koks geras. Čelka čia su kamuoliu. Oi gražiai verkštė išmaudo. Dabar Zelenskį, Gabrielius Čelka. Pagal amžių Rytis Vaišvila treniruojantis Šilutė yra vyriausias. Jam šiuo metu puikia traumas. Bruožas pataiko. Tu išeini. Šį sezoną Jucikas buvo ir 4 iš 4 sumės. Oho. Svartos ir dar vienas ketvirtfinalio mačas. Marijampolės Sūduva Martinga pat yra pagarbtas, kaip ir Dainius Adomaitis, Lavrinovičiai ir kiti. Ir dėjimas iš viršaus. Iš 7 praleisti taškai. Aišku, dar liko šiek tiek to laiko pirmoje mačo pusėje. Nereikia. Dar vieno galimybus. Čia 3-4 prieš vieną. Čelkai nuo grindų reikėjo atlikti perdavimą ir čia. Čelka atakuoja iš toli ir gynyba. Čia tokie lankai, kad net jeigu Jucikas užsikabintų vargiai... Labai nuolėtas gana. Oi, kokia aukšta trajektorija. Sekundės atakai Mikštas užsibaigia. Leliukas įmo kamuolį. Šis ir Ruikiui taip atliekamas perdavimas Mantas Ruikis. Paskutinės sekundės. Stašys. Nieko jau nelemintis metimas ir dar Gabrieliaus Čelkos viską užbaigiantis blokas. Nežinau, ar spėjo dar blokuoti tą metimą Gabrielius. Bet esmės tai nekeičia. Šios rungtynės jau yra baigtos ir ši serija turės savo 5-asias rungtynes Palangoje šeštadienį 16 val.